Šiaulių miesto pakraštyje išaugo respublikinės ligoninės miestelis. Iš čia reguliariai išvyksta autobusas. Tai ne visai paprasta automašina. Sekdami ją mes patekome į Bubius. Ir tenai užėjome į autobuso vidų. Rentgeno aparatūra, sava elektros stotis, kilnojamasis stomatologinis kabinetas gautas iš Čekoslovakijos, gera parama tolimų vietovių gyventojams. Dabar mūsų kino kamera Šiauliuose. Kiek šiame Draugystės prospekte buvo prieš šventes įkurtuvių. Prieš spalio metinės gimimo dieną atšventė dar viena įmonė. Šiaulietis dabar įsigyja gražią profesiją, tik sudėtingą. 2000 detalių sumontuoti reikia atlikti 2000 operacijų, kol ekrane išvysi vaizdą. Šiaulių televizijos gamykla jauniausia ne tik mieste ir Respublikoje. Vakarykščiai abiturientai, inžinieriai, ką tik palikę auditorijas, darbo valandų neskaičiavo. Spalio 30-ąją jaunasis įmonės kolektyvas pagamino pirmuosius lietuviškus televizorius. Brežnevo laikotarpis, tai po chruščiovinis laikotarpis, nuo 1964 metų. Ir iš pradžių tai buvo labai spartaus ekonominio augimo metai. Šiauliai vėl sparčiai augo, atsirado dar naujos pramonės šakos, ypač svarbi pramonės šaka elektronika, televizorių gamykla Tauras ir karinė gamykla elektronikos Nuklonas, tai buvo didžiulės gamyklos, kuriuose dirbo po keletą tūkstančių darbuotojų. Tai dėl to, kad reikėjo miestui plėstis, teko statyti naujus gyvenamosius rajonus ir būtent pietinis Šiaulių miesto rajonas atsirado Brežnevo laikais, Gitarai, Lieporiai, Dainai. Šitie nauji būtent mikrorajonai buvo sukurti dėl nepaprastai greito miesto gyventojų skaičiaus daugėjimo. Šiaulių civilinės metrikacijos įrašų biure 100-tūkstantasis miesto gyventojas. Vardo tėvai. Mama Elnio kombinato darbininkė Vida Daunoravičienė. Tėtė baldų kombinato stalius Edvardas Daunoravičius. Solidų dovanų kraitį sukrovė šiauliečiai 100-tūkstantajam miesto gyventojui. Iš kiekvieno Šiaulių miesto lango savos istorijos, savi džiaugsmai. Pranas Puidokas laikinai viengungis, žmona sesijoje, sūnus pas močiutę. Jam 22 metai, 6 dirba frezuotojų vairo gamykloje.
Pranas Puidokas atstovavo Šiaulių miestą darbo našumo konkurse Vilniuje. Iš Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Sostinės 5 geriausi frezuotojai. Šiaulietis Puidokas kokybiškai tiksliai gerų laikų išfrezavo pagal brėžinius detalę. Kol teisėjai matavo tikslumą, teoretinės užduotys. Patyręs klaipėdietis Anatolijus Poliakovas pasirodė geriausiai. Jis ir tapo čempionu. Pranas Puidokas antras. Jaunuoliui tai garbinga vieta. Prieš 700 metų čia vyko Saulės mūšis. Prieš 30 metų mūšyje su fašistais čia buvo 16-osios divizijos vadavietė. Krauju, širdimi kovėsi žvalgas ir poetas Paulius Širvys. Šiauliai, šiauliai, visi padumavę keliai, griuvėsiuose blaškos, pelėda šliba. Pirmyn, šauliai, laimėsime mūšį arba ne mums kukuos gegužėlė raiba. Pirmyn, šauliai, ką kris užkris miltužėlė gelsva, žinoki, kad ji Lietuva, Lietuva. Vos tik nutilo patrankos, šiauliečiai, miestą vadavusio fronto vadas armijos generolas Bagramjanas atidengė paminklą kariui išvaduotojui. Jau anūkų susilaukė buvę frontininkai, o draugystė gimusi apkasuose nebleista. Veteranai vėl Šiaulių gatvėse. Tai pirmųjų pokario statybų Šiauliuose kadrai. 85% miesto buvo sugriauta. Tada statybininkų tapo ir Juozas Bliujus, amatų mokyklos auklėtinis. Atvažiavęs į Šiaulius, galim sakyti, atvirai mačiau vien griuvėsius, o pasiryžę buvom dirbti, nežiūrint į tos visus sunkumus. Mechanizmų nebuvo, plytos, skėdinys ir visas kitos medžiagos buvo gabenamas rankom. Bokštinių kranų ir įsivaizduoti nematė. Nu, statyti daug statėm. Pirmieji gyvenamieji namai, pirmosios įmonės. Šiandieną pirmasis stambiaplokščių daugiaaukštis. Jį naujajame rajone iškels nusipelniusio statybininko Juozo Bliujaus brigada, drauge su visa statybininkų šeima sukūrusi 100-tūkstantinį miestą.
Senasis Elnias tik po karo pradėjo mechanizuotis. Filmuota prieš 20 metų. Tuomet gamykloje pradėjo dirbti Kauno Politechnikos instituto absolventas Edvardas Gutauskas. Pradėjo meistru, tapo ministro pavaduotoju. Tuo laiku Šiauliuose pagrinde ir buvo Elnias, Šiaulių uodų gamykla. Tokių įmonių kaip dviračių gamykla, kaip precizinių staklių gamykla, tuo labiau televizorių, tuo laiku dar net negalvojame, kad bus. Šiauliai nuo seno Respublikos odininkų sostinė. Dviračiai tarybinės pramonės mieste pirmagimis. Verbsto trikotažo fabrikas pirmasis mieste iškovojęs komunistinio darbo įmonės vardą. Šiauliečių pasididžiavimas televizorių gamykla. Pirmieji tempai. Ir šiandieniniai taurai, o praėjo tik 11 metų. Kaip ir visuose Šiauliuose, įmonėje daugiausia jaunimas. Kokios jų mintys jubiliejaus dieną? Laborantė Danguolė Skarbalienė. Jaunimas, kuris nematėm karo, kartais iš mažų dalykų darome didelės problemas. Ir va tikrai reikėtų galbūt mums dar kažkaip aktyviau žiūrėti į tą praeitį, gal įsigilinti labiau į tą praeitį ir suprasti, kad vis dėlto mūsų tėvams tikrai buvo žymiai sunkiau ir mums verkšlenti nėra ko. Reikia statyti, kurti, reikia taip gyventi, kad mūsų vaikai taip pat sakytų ačiū, kaip mes sakome savo tėvams. Mokytoja Janina Tepliajeva. Prieš 30 metų žuvę žinojo, ką mums paliks ir paliko patį brangiausią. Paliko gyvenimą. O mes? Ar mes visada darome tai, kas reikalinga? Ar ne per daug anksti padedame tašką savo žinioms, savo siekimams? Atėjusieji po mūsų pareikalaus iš mūsų ataskaitos. Kokiagi mes ją galėsime duoti jiems ir ko mes galėsime pareikalauti iš jų. Apie tai galvoju aš, apie tai turėtų pagalvoti kiekvienas mano amžininkas, pagerbdamas šiandien 30-metę kritusiųjų už mūsų miesto laisvę tylą. Kad nepasikartotų karo audros, dieną naktį budi Šiaulių karys. Brežnevo valdymo pabaiga, tai yra 80-metis, 90-mečio pradžia, buvo vadinami stagnacijos laikai, kai Sovietų sąjunga, sovietinė sistema jau išgyveno gilią krizę. Ir tais laikais, žinoma, sulėtėjo ekonominė raida.
bet pats režimas totalitarinis jau buvo gerokai nusilpęs, praradęs dantis ir gyvenimas visuomeninis darėsi po truputį laisvesnis, nors žinoma visi dar bijojo KGB ir atvirai negalėjo kritikuoti šito režimo. Jis nemoka dainuoti, tai jis turi būti pats nelaimingiausias, kadangi daina taip pats prieinamiausias atrodo būdas išreikšti save, ant kiek jis gilus, ant kiek jis jautrus parodyt. Ir kada žmogus dainuoja, jis tarsi veidrodį atsispindi, ant kiek jo jautri širdys, ant kiek jis jaučia grožį, gamtą, iš viso tą gyvenimą kaip jaučia. Dainuoju galbūt todėl, kad ypatingai yra geras mūsų Trakų centrinės ligoninės kolektyvas. Taip pat geri visi draugai ir taip pat mėgstu ypač dainą gerai. Dainuojam dėl to, kad kažkaip tai žmogui reikia kažko tai daugiau, ne vien tik darbo. Aš, pavyzdžiui, dirbu skaičiavimo mašinų gamykloje, jau dirbu 10 metų, dirbu prie staklių. Žinot, darbas yra, nepasakyčiau, kad jisai būtų kažkoks tai nuobodus. Jis kūrybingas darbas, tokio platesnio diapazono, bet kažko žmogui dar reikia ir daugiau, negu kad to darbo. Ir kažkaip po darbo susitinkam su draugais, išdainuojam ir kažkaip tai malonu, kada suskamba ta daina. Duloniukai dar mažėjo, paida, nuginkavo, kad gražėjo, paida. Duloniukai dar mažėjo, nuginkavo, paida. Duloniukai dar mažėjo, nuginkavo, paida. Daina tai buvo man dūšios reikalas. Man močiutė dainavo, tėvas dainavo ir dabar tiesiog mielas daiktas, kada čia susirenka visi ir uždainuoja, atrodo, kad jauti antrą gyvenimą kažkokį.
Žinot, dainuot dar pradėjau tada, kai nemokėjau kalbėti. O dabar, praėjęs šiek tiek kelio, maždaug apie 20 metų, dainuoju Sakalo vyrų chore. Ir aš manau, kad dar dainuosiu tiek, kiek tas choras egzistuos. Tas vakaras Šiauliuose nebuvo tykus. Iš visos Lietuvos 3,5 tūkstančio dainos mylėtojų susirinko į pirmąjį moterų ir vyrų chorų sąskrydį. Savotiškas pasiruošimas jubiliejiniai 75 metų dainų šventei.